Sveiki, aš esu Marius iš CarPlay LT, šalia manęs yra Mercedes Vito 2020 metų ir jam šiandieną montuosim Android ekraną bei galinio vaizdo kamerą. Tai originaliai automobilis turėjo tik tai radiją, tai yra tokį daiktą, apačioj buvo kišenė, nebuvo originalios nei kameros, nei navigacijos, nei jokio ekrano. Pasikeitė ortaikiai, visi valdikliai persidėjo į naują rėmą ir kartu įsidėjo naujas didelis platus 12 colių Android ekranas. Tai šitą galima atsikratyti ir einam pažiūrėsim, kaip atrodo nauja sistema. Darbai baigti, ekranas sumontuotas, viskas permontuota į plastiką, įdėtas, ekranas pastatytas į vietą ir įjungiam degimą, žiūrim, kaip viskas atrodo. Ir 12 colių tikrai atrodo neblogai, platus ekranas, responsiveness geras, nėra kažkokio tai lago, 8 GB RAM, tai tikrai ekranas nėra, kad galvotų ilgai. Priimdamas kažkokius, tai jungdamas kažkokias programėlės, galima įsijungti Google Play. Aišku, reikia visur prisijungti, kol kas mes čia neprisijungiam, labai daug Google Chrome galima įsijungti. Iš karto turim YouTube. Trys valdymo mygtukai, vienas back. Vienas, kuris išeina į pagrindinį meniu ir vienas, kuris įjungia visų aktyvių programėlių vaizdą. Viskas turbūt aišku, patogu, Android naudotojams dar turėtų būti aiškiau ir patogiau. Tai galima daryti split screen funkciją ir tuo pačiu metu galima patestuoti galinio vaizdo kamerą, kuri sumontuota į bagažinės rankeną. Tai įjungiame atbulinį bėgį ir įsijungia galinio vaizdo kamerą. Taip pat matome originalius parktronikus atvaizduojamus po dešinę pusę. Kartu veikia linijos, kurios sukinėjasi. Ir taip pat turime krūvą nustatymų, kurios galime redaguoti tiek linijas, tiek išjungti, tiek įjungti parktronikų vaizdą, tiek paplatinti parkavimosi linijas, pakalibruoti jas. Šitas prietaisas palaiko ir 360 kamerų. Vaizdo kamerų sistemą. Tai tikrai neblogas variantas tiem, kas nori didesnės inovacijos savo automobilyje. Tai turime gražų atvaizdavimą klimato kontrolės. Deja, klimato valdyti per čia negalima, nes jungtukai visgi yra fiziniai šitą Mercedesą, tačiau atvaizdavimas veikia ir galima pasižiūrėti, kokie nustatymai dabar įjungti. Tarkim, dabar įjungiame klimatą ir sukame temperatūrą iki 28 arba sumažiname ją pilnai, įjungiame šildymą, matome atvaizdavimą. Turime originalų radiją, tai tarkim norime klausytis radijo stočių, spaudžiame radijo ir girdime lietuvišką radiją. Kartu su RDS-u rodo dainos pavadinimą, kurį groja, radijo stoties informaciją, galima išsisaugoti radijo stotis. Galima junginėti radijo stotis, prisijungiu garsą. Ir kartu, kas yra svarbu, veikia vairo valdymo mygtukai. Ką dar galima parodyti, tai iš principo beveik viską. Čia turime Google Play Store, prisijungiame savo Google accountą ir siunčiamės kokias tik tai norim programėlės į šį prietaisą. Prietaisas turi 128 GB savo atminties, todėl galima parsisiųsti tiek žaidimą, tiek
navigacijos programėlės, tiek kažkokius tai streaminimo servisus, tiek bet kokį APK, kuris yra skirtas Androidui, tai kiekvieno žmogaus jau fantazijos ir poreikių reikalas, kaip jūs išnaudosite šitą sistemą. Kaip minėjau, galimybės tikrai yra pačios, taip pat kaip ir su bet kokia planšetė ar Android telefonu. Tai prie šio įrenginio taip pat galima prijungti 360 kamerų sistemą, galima prijungti papildomą priekinę kamerą. Jisai turi išvestis auksui, galima prijungti prie kažkokio tai garso stiprintuvo. Turtingas jungtimis, turtingas prietaisas, taip pat turi ir HDMI, taip pat turi ir optinę išeitį garso sistemai. Tai paminėjau apie įvairias programėlės, bet dažnai labai naudojama programėlė tai yra Apple CarPlay ir Android Auto, tai bandome prisijungti. Ir pasijungia Apple CarPlay belaidžių būdu ant šio 12 colių ekrano. Tikrai atrodo įspūdingai ir naudingai. Čia jau programėlės veikia jūsų telefone, kokios Apple CarPlay leidžia programėlės, tokios jos ir bus. Nebus YouTube'ės, nebus ten Netflix'o ar kažko tai daugiau. Pagrindė žemėlapis, muzikos programėlės, radijo kalendorius, pagrindiniai dalykai, ko gali prireikti kelyje. Tačiau dydis, ekrano raiška tikrai atrodo įspūdinga. Kaip minėjau, programėlės veikia jūsų telefone šiuo atveju, veikia per Wi-Fi ryšį ir viskas priklauso nuo jūsų telefono interneto greičio ir Wi-Fi ryšio šiuo atveju. Tai lygiai taip pat galime valdyti savo Spotify ar kitą muzikos grojimo programą. Žinoma, veikia garsas ant vairo. Tiek veiks tiek iPhone'as, tiek Android'as. Android Auto irgi rodys per visą ekraną. Dabar neturiu su savim Android telefono, negaliu pademonstruoti, bet manau visi, kas stebi šitą kanalą, žino, kas tas Android Auto ir kaip jisai veikia. Manau, tiek sunku parodyti net, kiek yra čia funkcijų, kiek yra nustatymų ir iš tikrųjų tikrai neblogai veikiantis dalykas. Tiek gauti internetą iš telefono arba įdėjus SIM kortelę galima paleisti personal hotspot, kad kiti galėtų keleiviai naudotis internetu. Tai šiam kartui apžvalga tokia, tikiuosi patiko, tikiuosi gerai susižiūrėję. Jeigu turite kažkokių tai klausimų ar norite pasitikslinti dėl kažkokio produkto, galite rašyti mums į komentarus, galite susisiekti telefonu, elektroniniu paštu ar Viberiu, WhatsApp'u, Messengeriu, viską turim, galite tiesiog man parašyti. Iki kitų susitikimų, spauskit like, share ir subscribe, tikrai mums padeda vystyti šitą projektą. Ir viso, iki.